Sveiki, brangus mūsų klausytojai ir žiūrovai. Šiandien vėl po ilgesnės pertraukos su jumis sveikinamės laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinica Vilniuje, ir mano brangus kolega JAF lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje aptariam JAF, pasaulio ir truputį Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Nėra didelio klausimo turbūt, kad šiandien svarbiausia tema mums yra Iranas. Gailimės ir čia asmeniškai aš atgailauju, kad nepakalbėjom apie jį anksčiau. Neturėjau galimybės paankstinti mūsų laidos, bet panašu, kad karas nesibaigė taip greitai, kaip gal kam norėtųsi. Jis šiek tiek užsitęsė ir mes tikrai vis dar kalbam apie jį kaip apie aktualiją. Žinau, Povilai, norėjai, kad aš pradėčiau šį kartą. Ir man, turiu pripažinti, aš pirmiausia žiūriu savanaudiškai, egoistiškai iš Lietuvos taško. Ir karą Irane matau daugiau kaip tam tikrą pozityvų reiškinį mums geopolitiškai. Štai kodėl. Lietuva buvo pasidalinusi tiek, kiek iš vis domėjosi geopolitika ir pasaulio reikalais po to, ką Trumpas padarė Venezueloje, nuimdamas tenykštį diktatorių. Į tokias dvi stovyklas buvo pasidalinę žmonės. Į tuos, kurie mane, kad čia yra gerai, nes rodo, kad Trumpas yra aktyvus pasaulyje ir kad neužsidaro, kad nėra to izoliacionizmo, kuriuo čia labai daug kas gazdino ir jis nenusisuka nuo visų, o kišis ir spręs pasaulio reikalus. Atskirai reikia pabrėžti, kad neneždamas demokratiją, jis pats pabrėžė, jis to nedaro, bet, gindamas JAF interesus ir JAF sąjungininkų interesus visame pasaulyje, o ne tik savo šalies teritorijai. Ir kita stovykla buvo sakanti, kad žiūrėkit, Trumpas pasidalino pasaulį į du pusrutulius su Putinu. Putinui atidavė Aziją, Europą, Afriką, o savo pasiėmė vakarų pusrutulį pagal atnaujintą Monroe doktriną, kurią labai daug čia kas kartojo, iš dalies kartojo todėl, kad Trumpas pats ją referavo savo saugumo strategijose. Ir va šitas ginčas buvo maždaug toks, kad lietuviai, bijokit, Trumpas mus paliko, atidavė Putinui, jis nebesikiš į mūsų regioną. Ir Iranas nėra mūsų regionas, bet Iranas tikrai nėra ir vakarų pasaulis. Ir tai, kad žengė šitą žingsnį į Iraną, Trumpo administracija, kad įsikišo ten, aš manau, kad yra aiškiausias ženklas, kad izoliacionizmo arba pasidalinimo į vakarus ir rytus iš JAF administracijos nėra. Kad JAF administracija žada pagal išgalės, matydama ten, kur gali laimėti ir nešokdama ten, kur nemano, kad gali laimėti, vis dėlto kištis ir ginti savo arba šiuo atveju akivaizdu ir Izraelio interesus. Tai man šičia yra pozityvus ženklas. Aš manau ir mūsų laidose, mūsų žiūrovai turbūt jau galėjo suprasti, kad tokią liniją turim, jog egzistuoja tam tikra blogio ašis šiandieniniam pasaulyje, ašis prieš vakarus. Kinija, Korėja, Rusija, Iranas. Ir tai, kad dabar tos diktatūros, kurios šlėjosi prie šitos ašies, arba net pats Iranas šiuo atveju yra, labai svarbu pabrėžti, skirti ne tiek, kad šalis puolama, tiek režimas puolamas. Tai yra pozityvus žingsnis, kuris silpnina būtent tas šalis ir tą ašį, kuri yra nusiteikusi šiandien, kas per įtakos zonas, o kas ir tiesiogiai teritoriniais užkariavimais grasinti NATO. Tai aš viską sudėjus laikau tai pozityviu reiškiniu. Po to galėsim pakalbėti apie įvairius strateginius taktinius dalykus, kaip sekasi įgyvendinti, kokie tie tiksliai tikslai yra Amerikos, kokie Izraelio, kokios pasiekmes mums, Rusijai ir taip toliau. Bet bendrai aš vertinu taip. Aš džiaugiuosi šituo žingsniu kaip ženklu, kad Trumpas neužsidaro vakarų pusrutulyje, o bandys daryti įtaką ten ir taip, kaip jam atrodo protingiausia visam pasauliu. Kaip matot jūs? Aš manau, kad vienas dalykas, jis nėra jis nėra, kai sako America first, tai nereiškia, kad jis nemato pasaulio. Ir jam, jeigu kas nors užkliūva, jis jam neatleidžia. Iraną reikia atsiminti, koks yra ryšys tarp Amerikos ir Irano. Nuo 79 metų, kai nuvertė karalių ir perėmė musulmonų tikintieji ir jų valdžia perėmė labai griežtai visą kraštą. Nuo pirmos dienos jie puolė Ameriką. Pirmiausia, jie
pasodino į kalėjimą visus Amerikos diplomatus ir ilgai laikė. Prezidentas Carteris bandė juos išgauti, neišgavo. Tik tai, kad jie bijojo, kad prezidentas Reagan gali daryti tą, ką dabar daro Trump. Tai kai Reaganą išrinko, jie paleido tos diplomatus. Bet dabar 47 metus Iranas įvairiais būdais kenkia Amerikai. Virš 600 Amerikos kareivių yra žuvę nuo Irano eigos Lebanone ir Irake. Ir 2 kartus yra Iranas bandęs nužudyti prezidentą Trump, pasamdė žmonės. Vakar kaip tik teismas buvo nuteistas pakistanietis, kuris pripažino, kad jam davė Iranas daug pinigų, kai jis atvažiuotų ir suorganizuotų Amerikoje nužudimą Trump. Vienu žodžiu, Iranas ir Amerika buvo priešai visą laiką. 47 metus musulmonų vadai Irane sakė, kad death to America. Mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Tai čia buvo jų politika. Dabar pagaliau prezidentui Trump pritrūko kantrybės. Jis matė, kaip 7 prezidentai bandė diplomatiniai per jungtinės tautas, per diplomatiją prikalbėti, prispausti, papirkti, kaip Obama darė $100 milijardų dolerių, papirkti, kad negamintų atominių bombų. Viskas tas nepasisekė, Iranas išnaudojo Amerikos ir Europos diplomatus ir toliau gamino ir būtų padaręs atominės ginklus, jeigu nebūtų buvęs Trump. Dėrybos tęsiasi iki pat karo pradžios dabar, kai prezidentas Trump pamatė, kad nėra su jais dėrybų dėl atominių ginklų. Ir kitą dalyką, ką pastebėjo, kad apsaugoti save, kad nieks jų nepultų, jie masinai gamino raketas ir gamino drones. Drones, kurios tarp kitko davė Putinui, kuris naudoja prieš Ukrainą. Ne? Tai matė, kad jeigu puls Amerika ginkluotai arba Izraelis puls Iraną, Iranas buvo pasiruošęs visais būdais ginti save su tom raketom ir su drones. Kitas dalykas, jie pramatė, kad jiem gali nutrūkti ryšiai su centru. Taip, kad jie įsakė mažais vienetais, kad kiekvienas vienetas yra pasiryžęs toliau kovoti prieš Ameriką, Amerikos interesus ir net šį kartą prieš visas arabų kraštus, prieš 12 kraštų, kur Iranas apšaudė. Dabar daug užkulių yra, kur man daleiskim užkliuvo, kai prasidėjo šitas karas prieš 7 dienas, Prancūzija, Vokietija ir Anglija kreipėsi į jungtinės tautas ir pasisakė prieš Ameriką. Ispanija ir Anglija nesutiko, kad amerikonai naudotų jų bazį tenais, o Ispanija net neleido lėktuvam praskristi po Ispaniją, Amerikos lėktuvo, karo lėktuvam. Tai čia pasirodė, koks yra NATO vieningumas ir kaip NATO reaguoja Amerikos elgesį, kai Amerika praktiškai gina pasaulį nuo žmonių, kurie galėjo būti ypatingai pavojingi. Pirmą dieną, kai prasidėjo karas, 2 valstybės pasmerkė Ameriką už tą karą. Viena buvo Turkija, kitas buvo Pakistanas. Turkija NATO narė. Pagaliau Turkija pamatė, kas yra Iranas, kai Iranas paleido raketą į pačią Turkiją. Tai dabar Turkija pakeitė savo nuomonę truputį. Kiti arabų kraštai irgi buvo neutralūs, kol Iranas nepradėjo jos bombarduoti su raketom ir su drones. Visi kraštai dabar praktiškai turėjo pasidėti prie Amerikos prieš Iraną. Ir arabų kraštai apšaldė Irano finansus ir panašiai. Iranas šią dieną yra praradęs visą savo centrinę kontrolę, visą aviaciją, prarado savo laivyną, virš 40 karo laivų.
Ir vienintelis dalykas, kurį jie dabar gali daryti, tai bandyti nutraukti prekybą tarp arabų kraštų ir pasaulio, kas liečia naftą ir kitas prekes, kur važiuoja per jūrą, kur Iranas gali su drones ir su raketom panašiai sutrukdyti judėjimą. Ir dabar yra tas paralyžiuotas pasaulis, kas liečia 20% maždaug pasaulio prekybos. Ir kas ateina gelbėti tai prekybai? Ne Anglija, ne Vokietija, ne Prancūzija neturi savo laivų. Cyprus buvo užpultas, Anglija sako, gerai, mes siūsim savo karo laivą apsaugoti savo interesus Cyprus. Ta padarė sprendimą, bet dar laivas per 7 dienas nespėjo išplaukti iš uosto. Tai dabar yra prekyba nutraukta, alyva nutraukta, visas judėjimas yra, kainos pakilo naftos. Kas daugiausiai nukenčia? Nukenčia kiniečiai. 37% Kinijos naftos ateina per tos vandenis, kur Iranas dabar trukdo. 30% Indijos. Europos tik 3%, Amerikos tik 2%. Taip, kad daugiausiai nukenčia buvę jų alijantai. Kitą dalyką, kur reikia pastebėti, kas paruošė Iraną pasiruošti karui. Rusija ir Kinija. Jų buvo gynybos sistema ir jų radarai ir jų gynyba turėjo apsaugoti Iraną nuo Amerikos ir Izraelio aviacijos. Per pirmą dieną buvo visi tie ištaškyti ir dabar praktiškai Iranas neturi jokios galimybės gintis prieš Amerikos ir Izraelio aviaciją. Ir čia parodo, kokie yra Rusijos ginklai, kokie yra Kinijos ginklai. Visas pasaulis, kur pirkdavo, dabar mato, kad jie yra antros, trečios eilės. Ir paskutinė dalyką, kurį norėčiau paminėti, vakar ir užvakar paaiškėjo, kad Putinas davė Iranui ir duoda Iranui žvalgybos informaciją, kaip ir kur pulti Amerikos kariuomenę. Dabar, kai tik ką sužinojo, Trump taip pat paskambino Putinui, nieks nežino, kas buvo, kokia buvo kalba, bet aš galiu įsivaizduoti. Putinas sako, Trump, gerai, aš nutrauksiu, jeigu tu nutrauksi žvalgybos pagalbą Ukrainai. Kadangi Amerikos žvalgyba padeda Ukrainai. Tai aš manyčiau, kad čia būtų jo argumentas. Bet dabar parodė Rusija yra vienintelė, kur palaiko Iraną praktiškai. Ir šalia Rusijos yra Amerikos demokratų partija. Tai yra dvi grupės, kur per. Tai gal šitoje vietoje prie tų aspektų ir pereikim. Man iš tikrųjų labai patinka, mes visiškai iš skirtingų kampų priėjom prie to paties klausimo. Tai tas yra įdomu. Žiūrėkit, dėl Rusijos jūs labai gerai pasakėt, technologinis pranašumas vakarų labai ryškiai pasimatė, ne? Šalys, kurios remiasi Rusijos tiekiamą ginkluotę, jos išradimais, technologinę pažangą, kažkaip nusivilia, kai reikia apginti savo dangų, paaiškėja, kad nieko jis prieš JAF ir Izraelį neapgina. Tas buvo tiek ir Venezuelai, nežinau, kiek jinai tikėjosi, kad kažką gero yra gavus iš Rusijos, tiek šiuo atveju ir čia. Kitas dalykas, nežinau, kiek čia jau pagrįsti šaltiniai, bet skirtingų mastų turbūt tikrai galima sutikti. Iranas laiko savo partnerių ir turi susitarimų dėl tarpusavio pagalbos su Rusija, bet ta pagalba neatėjo. Žvalgyba, taip, bet jokios tiesioginės karinės pagalbos nebuvo. Ir kaip suprantu, bent jau iš to, ką aš skaičiau, tai Putinas tiesiog slepiasi už formalumų, kad čia gal taip ne visai mūsų bendradarbiavimo susitarimus šitą situaciją atitinka ir Iranas lieka vienas. Ir tenka skaityti, kad tarp pačių Irano lyderių dabar yra toks stiprus sentimentas, kad mes gal be reikalo tiek daug, paprastai sakant, ant Rusijos pastatėm. Bet tuo pačiu Rusija lieka vis labiau viena, kai likę jų, pavadinkim, kad ir neformalaus alijanso partneriai mato, kas atsitinka Rusijos partneriams. O persikeliant į JAV, kaip yra dabar JAV? Aš suprantu, kad demokratai kritikuoja Trumpo veiksmus, bet jie nelabai turi dėl ko substancialiai kritikuoti. Jie visada piktinosi Irano elgesiu, piktinosi Irano programa,
grasindavo, kad čia jau nebepakęs ir tai turi liautis. Ten ta garsioji Bideno ir Kamalos frazė nevystykite brandolinio ginklo. Ji tiesiog niekada neįvykdydavo to, ką grasina. Jie nesiryždavo imtis tų veiksmų. Bet Vytautai, politika, pozicija Trumpo yra iš esmės ta pati, kuri ir demokratų. Tik Trumpas imasi tai įtvirtinti jėgą, o demokratai niekada to nesima. Vytautai, demokratų partija per Biden metus pakrypo ant tiek į kairę, kad praktiškai marksistinė grupė demokratų partijos dabar praktiškai priverčia demokratų partiją elgtis ne prieš savo interesus. Prieš kelias savaitės, prieš porą metų buvo rezoliucija Amerikos kongrese pasmerkiant Irano terorą, kad jie finansuoja terorizmą visoje artimuose rytuose ir net Europoje ir Amerikoje. Ir buvo pasmerkta 400 balsų už ir 1 balsas prieš. Dabar prieš savaitę buvo lygiai ta pati rezoliucija paduota Amerikos kongrese ir 53 demokratai nesutiko, kad Iranas yra blogas kraštas. Toks skirtumas yra. Tokia yra įtaka iš kairės. Bet kalbant apie kas ir kaip remia, aš norėčiau atkreipti dėmesį ir aš manau Lietuvai labai svarbu pažiūrėti, kas dedas Vokietijoje. Vokietijos chancellorius labai gerai pasisakė už prezidento Trump elgesį ir remia prezidentą Trump. Bet dešinioji partija, kurią rėmė labai viceprezidentas Vance, pasisako prieš Irano karą ir pasisako už Putiną. Ir čia yra labai svarbus dalykas Vokietijoje, kadangi Lietuvai Vokietijos interesai labai svarbu, kadangi Lietuvoje bus vokiečių gynybos batalionas. Tai kas dedas Vokietijoje, aš manau, Lietuvoje turėtų būti labai svarbu ir žinoti, kas ten dedas. Taip, alternatyva Vokietijai šiandien antra partija faktiškai reitinguose Vokietijoje prieš jų artėjančius rinkimus yra ta partija, kuri, Lietuvoje tai seniai kelia nerimą dėl savo labai pragmatiško požiūrio į Rusiją. Jie visada sako, kad reikia atkurti normalius santykius, negali šitas karas padaryti įkaitų pirmiausia vokiečių pramonės. Ji turi galėti pirkti dujas pigiai iš Rusijos, taip toliau. Ji yra už stipresnę Vokietijos kariuomenę ir apskritai už militarizacijos tam tikrą lygį, bet ji labai nelinkusi tos kariuomenės kažkaip kreipti gynybai prieš Rusiją. Ji norėtų matyti gerus santykius su Rusija, o ne ją kaip priešą. Ir čia, tikrai, ir nežinau, tiesą sakant, nesu nei tiek įsigilinęs, bet man regis čia galėtų būti ir požiūrio į Izraelį aspektas. Tokio švelnaus antisemitizmo, nes yra tas momentas dabar ir Lietuvoje jis girdisi, kad žiūrėkit, Izraelis valdo pasaulį. Trumpas kaip Izraeliui pamojavus kažkokiu tai bizūnėliu bėga daryti, siunčia lėktuvnešius ir taip toliau daryti tai, ko Izraeliui reikia. Ir čia net ne Trumpo užsienio politika, čia Izraelio užsienio politika. Man būtų įdomu jūsų paklausti, ar jums atrodo, kad čia yra tik Izraelio interesas, ar čia yra ir JAF arba bendrai žiūrint NATO šalių interesas likviduoti Irano režimą? Būtent, arba bent jau pajėgumus branduolinio ginklo. Nes čia labai svarbus momentas, aš noriu pabrėžti bent iš savo pusės, aš nemanau ir kiek aš girdžiu JAF nemano, kad vykdo karą prieš Iraną, prieš tautą, valstybę, vykdo karą prieš režimą, kuris yra faktiškai uzurpavęs tą valstybę ir tautą, kuri vykdo protestus jau kelis mėnesius ir per juos nukenčia 10 000 žmonių faktiškai tiek Gazoj. Tai kaip čia? Ar tai yra tik Izraelio interesas, ar mūsų visų? Aš manyčiau, kad tie, kurie taip kaltina arba įtaria, kad čia yra Izraelis vadovauja Amerikai, yra netikslu, yra antisemitizmo tenais klausimas. Amerika turi labai konkrečią problemą su Iranu. Jie visi mato ir supranta, kas atsitiko su Šiaurės Koreja, kai vakarai nekreipė dėmesį ir Šiaurės Koreja įsigijo atominius ginklus. Ir nuo to laiko
Niekas nieko negali padaryti Šiaurės Korejai ir Šiaurės Koreja yra pavoja Azijoje vien dėl to, kad pra, vakarai pražiopsojo. Tai mato dabar, jeigu Iranas turėtų atominius ginklus, pasikeistų visas pasaulio, ne tik artimųjų rytų, bet Iranas planavo raketas, kurios pasiektų visą Ameriką. Dabar jie turi ir raketas, kur gali pasiekti visą Europą. Ir jeigu jie turėtų atominius ginklus, tai buvo kraštas, kuris nesiskaitė su teroru. Žiūrėk, tas visas teroro organizacijas, kur organizavo artimuose rytuose, tai buvo finansuota ir vadovaujama iš Irano. Tai Amerika turėjo tiesioginį interesą. Aišku, Amerika norėjo alijantų, kas padėtų. Dabar įsivaizduoju, kas iš Europos būtų padėję Amerikoje kariauti su Iranu. Prancūzija, Vokietija, Anglija, Ispanija. Su kuo galėjo Amerika eiti? Amerika, aišku, remia Izraelį. Izraelis turi labai didelį įtaką Amerikos kongrese ir Amerikos valdžioj. Ir Amerikonų valdžia skaito Izraelį kaip savo didžiausią, svarbiausią partnerį. Bet tai nereiškia, kad Izraelis nutarė, kad eitų į karą. Aš tikrai esu tikras, kad buvo sprendimas prezidento Trump, o ne prezidento Netanyahu. Buvo net iškeltas klausimas, Vytautai, pirmą dieną, kad Netanyahu prikalbėjo pulti Trump ir nužudyti valdžios atstovus. Kas buvo, kodėl anksčiau pradėjo, paprastai pradeda karą nakties metu, Vytautai. Žinodami tą, Irano valdžia buvo susitikusi posėdžiauti ir ruoštisi karui. Tai Izraelis pabrėžia tą faktą, kad mes turim visą valdžią vienoj vietoj, kur galim iš karto jos subombarduoti, bet turim pradėti dienos metu karą, o ne naktį. Tai dėl to buvo diskusijos tarp Netanyahu ir Trump. Bet kad pradėti karą prieš Iraną, pradėti šitą naikinimą yra grinai Trump ėjimas. Čia reikia dar matyti pagirti Izraelio ypatingai, nors ir JAV turbūt žvalgybos pajėgumus, tai kaip buvo susektos darbotvarkės, kas kur yra, kada iš Irano vadovybės ir kaip sklandžiai ir efektyviai buvo nužudyta daugybė tų žmonių, iš tikrųjų daro įspūdį. Aš nežinau, ar tokiais skaičiais ir procentais kada nors yra pavykusi tokio masto operacija pašalinti priešiško režimo lyderius, o čia pavyko ir tikrai čia reikia nulenkti galvą. Ir aš noriu pabrėžti, jeigu kas nors nežino, tikrai nei aš, nei Povilas nesam kokie tai gyrėjai ir pataikūnai Izraelio ir žydų politikos, priešingai turbūt dažnai susilaukėme įvairių epitetų, nes būnam kritiški jiems įvairiais aspektais, bet tiesa svarbesnė už draugą, ne? Ir yra svarbu ten, kur yra kažkas teisus, pasakyti, kad tas kažkas yra teisus. Yra moralinis aspektas, čia irgi dažnai svarstama Lietuvoje, gal labiau tarp kairiųjų, bet ir ne tik. Karas yra karas, bet išspręsti politinės problemas tiesiog išžudant oponentus yra moralinė dilema. Ir čia man norisi vis tiek pabrėžti, nežinau, Povilai, ar jūs sutiksit, bet tiek Ajatola Khamenei, tiek ir kiti režimo lyderiai, nebuvo žmonės, kurie tiesiog vadovavo valstybei ir niekam nieko nedarė. Tai yra žmonės, kurie finansavo terorizmą, pradedant Hamas ir Hezbollah, visišką nestabilumą sukūrė Libane, kiek teko su libaniečiais bendrauti, labai nusivylę tuo, kas vyksta jų šalyje ir būtent dėl Irano įtakos Hučiai, Jemene ir daug kitų visame faktiškai islamo pasaulyje įvairiausios grupuotės, kurios destabilizuoja savo šalis, kelia pavojų kitoms šalis, vykdo terorizmą vakarų pasaulyje. Daugybės jų finansavimą ir inicijavimą galima atsekti į Irano ajatolų režimą. Ir čia jūs jau paminėjot pasikėsinimus į Trumpą tiesiogiai asmeniškai, įvairiausius kitus teroro išpolius. Tai nėra režimas, kuris nekėlė grėsmės. Ir tai tikrai jau niekas turbūt nebejoja, tas režimas bandė sukurti branduolinį ginklą, ką su juo būtų galėjęs padaryti, čia galima spekuliuoti, bet mes jau būtume tada jų sveiko proto ar dar kažko valioje.
Tai, na, aš bent jau suprantu, kad kartais tu negali susitvarkyti su didelę grėsmę keliančiais subjektais, kaip šiuo atveju, kažkokiom vien išimtinai gražiom ir moraliom priemonėm. Čia buvo, Priemonės. Vytautai, aš sutikus, atsimink, jie yra žmogžudžių valdžia. Jie išžudė tarp 30 ir 50 tūkstančių savo žmonių, kurie bandė demonstruoti ir prašė laisvės. Per labai trumpą laiką. Per trumpą ir jų kalėjimai buvo pilni, kur žmonės kankino ir žudė ir panašiai. Čia buvo žudikai tas pats, kad būtų nužudę Staliną ar būtų nužudę Hitlerį. Aš taip žiūriu, kai tą valdžią likvidavo. Čia, beje, dar vienas dalykas, šiek tiek peršoku mintis, bet galvoju, kad to nepamesti. Yra dviprasmiški vertinimai dėl to, kiek šita situacija naudinga ar nenaudinga Rusijai. Nenaudinga dėl to, ką jau aš minėjau, kad praranda sąjungininkus, akivaizdu, kad izoliuojasi po truputį Rusija šitoje situacijoje. Bet sako, naudinga dėl to, kad kyla naftos kainos ir jeigu jos patils ilgam laikui, jeigu dabar Kinija būtent daugiausiai prarado Irano naftą ir turės ieškoti iš ko pirkti, tai Rusija dabar jau galės jiems parduoti brangiau. Ar jūs sutinkat su šituo argumentu? Ar Rusija gali per biudžetą ir naftos pardavimus laimėti iš šitos situacijos? Tas argumentas yra dalinai tikslus, aiškiai, laikinai pakils kainos ir aišku, tas padės Rusijai. Bet pakenks Kinijai, kadangi dabar Kinija turės pirkti rinkos kainą. Vienintelė vieta, kurią gaus už dyką arba pigesnė, bus iš Rusijos. Bet Rusija irgi nenusileis taip lengvai ir pardavinės jiem už didelį pelną. Bet tas bus laikinai. Kai tik jeigu atsidarys judėjimas prie Irano jūrų, Hormūzo sąsiauris. Toj pat, ten yra Raudonoji jūra, tai yra dvi jūros, kur svarbu, kad būtų saugios. Kai ten atsidarys, kainos toj pat kris iki taip, kaip krito prieš tai. O atsimink, per tą laiką Trump susitvarkė su Venezuela dalinai, bent jūs naftos gamyba ir staiga kainos naftos Rusijai, tai yra Kinijai, kainuoja pasaulio rinkos kainos, o nedidelis, kaip jie pirkdavo iš Venezuelos ir Irano už labai žemą kainą. Buvo didelė nauda Kinijos komercijai. Dabar jie iš Venezuelos ir iš Irano iš viso negalės pirkti, bet visur kitur, kur turės pirkti ne pigią kainą, bet pasaulio kainą, kas labai kenkia Kinijos ekonomikai. Leisiu savo dar vieną pastebėjimą, tai yra apskritai apie šito karo kainą. Užkliuvo skaičiai ir noriu jais pasidalinti ir su klausytojais. Pirmos kelios karo dienos kainavo JAV 12 milijardų dolerių. Ir iš jų bent jau, pasak to paties Wall Street Journal, apie pusę buvo toms atsakomosioms raketoms prieš oro gynybos sistemoms ir jų leidžiamoms raketoms atmušinėti tas visas tiek dronus, tiek ir raketas iš Irano pusės. Tai yra beproto brangus karas, bet jis atskleidė dar vieną dalyką, ypatingai tose šalyse, kurios šitų sistemų turi mažiau, kad tų sistemų dabar labai trūksta. Ir čia yra, žodžių žaismas, sisteminė problema, kad jau prasidėjus karui Ukrainoje nesuskubo NATO šalis investuoti į tai, nesuskubo suteikti ilgalaikių užsakymų, taip užsukti ilgalaikės didesnės apimties gamybos ir dabar tose pačiose JAV, jau nekalbant apie Europos šalis, nėra gaminama pakankamai raketų gynybos sistemoms, ar tai būtų Patriot, ar tai būtų kitos. Ir mes čia gerokai atsiliekam ir dabar, aišku, tai bus suvokta, aš nebejoju po šito karo, bet gerokai pavėluotai. Europa kariauja dėl oro, dėl klimato. Tai jie neturi laiko gaminti ginklus. Tai yra tiesa, bet tai nepadeda. Vakar prezidentas Trump susitiko su pagrindinėm Amerikos gynybos firmom, kurios gamina ginklus. Ir žinoma, tipiškas Trump buvo susitikimas, jie pamatė tą spaudimą ir visos firmos pažadėjo 4 kartus padauginti savo gamybą tuoj pat. Paradoksaliai skambės.
jeigu Amerikos firmos pradės gaminti 4 kartus daugiau, bus perteklis tų ginklų. Tikėkimės, kad jų iš vis nereikės, bet istorija moko, kad jų prireikia. Vienas karas, jeigu leisit pajudėti nuo Irano klausimo, jeigu norėsit grįžtit, bet vienas karas vyksta visiškai šalia Irano ir yra visiškai jo nustelbtas. Tai yra karas tarp Afganistano ir Pakistano. Jis prasidėjo vos prieš JAV ataką Irane ir liko visiškai paraštėse žiniasklaidos. Skaitau, kad jau 100 000 žmonių neteko gyvenamosios vietos, yra paveikti karo veiksmų, vyksta apšaudimai didžiųjų miestų. Plačiau, Povilai, kas ten vyksta, dėl ko kariaujama ir ar nesibaigs greitai? Tai yra sena istorinė problema, kadangi siena tarp Afganistano ir Pakistano yra labai neaiški ir lojalumas tų žmonių, kur ten gyvena, jie dažnai remia Taliban arba remia Pakistaną, priklauso, kas jiem yra kokie yra interesai. Taliban tą išnaudojo ir Pakistanoje atsibodo ir Pakistanas tą pradėjo rimtai reaguoti, kadangi iš Afganistano Taliban pradėjo teroro veiksmus pačiam vidury Pakistano. Taip, kad tas karas gali tęstis ilgą laiką. Atsiminkit, Pakistanas turi atominius ginklus ir gal jeigu jie neturės kantrybės, jie gali tos ginklus panaudoti prieš Afganistaną. Nors aš manau, kad tas būtų nenaudinga nei vieniem, nei kitiem. Tas karas gali tęstis ilgą laiką. Persikeltim, jeigu jums tinka, į vakarų pusrutuliai, į JAV interesų zoną. Ir ten pastaruoju metu vyksta procesai. Mes prieš laidą truputį kalbėjomės. Kuba faktiškai yra įvardinta kaip sekanti sąraše, kur režimas gali neatlaikyti, bet ir kitos šalis dairosi turbūt į tai, kas vyksta pasaulyje. Kurie dabar yra svarbiausi galimų permainų židiniai arba kur mums reikia atkreipti dėmesį Latino Amerikoje? Pirmiausia, reikia vėl paminėti Venezuelą ir kaip, reiškia, kas rėmė Venezuelą. Kinija ir Rusija ir Iranas. Ir staiga Venezuela yra Amerikos kišeniai, kabutėse. Ne? Amerika perėmė jų alyvos biznį. Buvusi valdžios struktūra liko, bet jie tapo klusnesni ir pradeda gerinti gyvenimo lygį Venezuelai. Dar Venezuelos žmonės, kurie buvo pabėgę iš Venezuelos, nedrįsta grįžti. Bet aš manau, su laiku grįžti. Bet principiniai, kas pralaimėjo? Pralaimėjo Kinija, pralaimėjo Iranas ir pralaimėjo Rusija, kai Amerika perėmė įtaką Venezuelai. Tas pats vyksta dabar Kubai. Prezidentas Trump nutraukė visą prekybą Kubos dėl naftos. O Kuba pagamina savo tik tai 40% naftos. Praktiškai dabar kraštas yra bankrote. Neveikia elektra, neveikia vanduo, žmonės eina prie bado. Šią savaitę užsienio reikalų ministerijos sekretorius skrenda į Havaną, tartis su jais, duoti jam sąlygas, kaip Amerika sutiktų pertvarkyti visą jų valdžią. Taip, kad jeigu sugriūtų Kuba, žiūrėk, kas remia Kubą. 50 metų Kubą rėmė Sovietų sąjunga. Dabar rėmė Rusija, Iranas, bet svarbiausiai Kinija. Kinija turi savo karinės bazės tenais. Ir staiga vėl dar vienas kraštas, kur Rusija ir Kinija praranda savo aliantus. Panašiai dabar, kur Europoje tikriausiai visai nebuvo, Ekvador prasidėjo mūšiai su gaujom, kurios valdo ar bizniauja su narkotikais. Ir tas yra visose tuose artimuose Pietų Amerikos kraštuose, kur ir net Meksikoje, kur gaujos yra stipresnės negu valdžios. Ir Amerikos valdžia, prezidento Trump policy, yra padėti valdžiom kovoti su tom narkotikų grupėm. Ta padarė dabar ne tik Venezuelai, bet Ekvador ir tas pats matėsi Meksikoje. Kai Meksikos prezidentė
kariavo su vieno iš trijų didžiausių mafijų grupių. Ir vyksta praktiškai vidaus karas, žinodama, kad jeigu ji nesusitvarkys su tom organizacijom, tos kriminalinės organizacijos yra paskelbtos teroristų organizacijos prezidento Trump. Meksika bijo, kad Amerika neateitų su kariuomenė ir likviduotų tas organizacijas. Tai staiga buvo Meksika priversta tvarkyti su savo kriminaliniu elementu. Ir čia yra pozityvus dalykas ir tas viskas skaudu yra Kinijai, Rusijai ir Iranui. Labai įdomus iš tikrųjų įvykiai Meksikoje. Čia ilgesniai mūsų pertraukoje jie taip tarsi ir pasimiršo, bet gal klausytojai atkreipė dėmesį, kad ten prasidėjo neramumai, tiesiog vos nemūšiai gatvėse po to, kai buvo likviduota keletas gaujų, nebegali vadinti kartelių vadų ir ten tikrai taip lengvai ir paprastai nesibaigs ir įdomu, kokios bus pasiekmes. Manau, ateityje dar nekart apie tai kalbėsimės. Aš norėjau... Taip. Užbaigti Meksiką, mano artimi draugai tenais atostogaudavo su daug amerikiečių ir 7 dienos turėjau užsidaryti savo kambariuose, kad laukti, kad leistų jiem išskrist kaip nors. Kaip dabar lietuviai Emiratuose. Aš norėjau klausti Povilo prieš laidą apie Kristi Naujam, apie sekretorę, kuri buvo priversta atstatydinta faktiškai iš pareigų, tai yra vidaus saugumo sekretorė atsakinga ir už migrantų kontrolę. Numojo ranka Povilas ir aš pilnai su juo sutinku, kad tai nėra svarbus klausimas mūsų dabartinių įvykių fone. Tai yra daugiau dėl asmeninių skandalų šitas atleidimas, dėl meilės istorijų, dėl lėšų švaistimo, ne dėl to, kad griežta migracijos politika čia kažkaip būtų jau dabar Trumpo nebepalaikoma, ją vykdys toliau kiti, Kristi Naujam gavo tokį paguodos bilietą į naujai sukurtas pareigas, bet ne dėl politinių priežasčių čia jinai buvo patraukta. Ko gero sutiksit su tokiu mano apibendrinimu. Jo, ir ji buvo paskirta kitom pareigom, prezidentas Trump ją pagyrė už jos darbą, bet paskyrė ją į kitą pareigą, prieš ją buvo labai didelis sukilimas demokratų partijai, ir čia buvo labai ramus būdas prezidentui Trump pakeisti vadus tenais. Čia yra Amerikos vidaus gynybos agentūra, ne tik imigracijos. Taip. Povilai, pabaigai, jūs kaip visada turit klausimą man? Jo, aš stebėjau tavo labai puikiai paruoštą video, sumuojant, kaip tu praleidai pirmus metus Seime. Man labai patiko ir patiko visiems, kurie pamatė tavo programą. Tai aš turiu tau klausimą. Koks tavo konkrečiai yra planas 2 metam Seime? Labai sunkus klausimas iš tikrųjų, nes ko išmokau per pirmus metus, kad tu planuoji vienus dalykus, o išeina visai kitokie. Ta prasme, iš ankstinis planas galiausiai tampa mažuma tų dalykų, į kuriuos sutelki savo laiką ir pastangas. Čia turbūt geriausias pavyzdys būtų dėl Svetlanos Cichanovskos. Aš tikrai neturėjau ateidamas į parlamentą to tarp savo prioritetų, bet kažkaip išėjo, kad įsitraukiau į tą temą. Mano tikslai 2 metams yra, ko gero, 3 tokios pagrindinės kryptis, tai yra migracijos klausimas ir toliau. Akivaizdu, kad migracijos kaip tokios masinio reiškinio šita valdžia nestabdys, bet taip pat aš manau, kad yra realu, jog rastume griežtinimo priemonių, kurios turėtų gan reikšmingą poveikį. Kad bent jau žmonės čia neliktų, kad žmonės nesinaudotų šeimų susijungimo teisę, kad žmonės nepretenduotų į balso teisę, ilgalaikius leidimus ir taip toliau. Nes dabar yra labai labai daug chaoso ir mano labai skaudi patirtis, ypač pastarųjų mėnesių, yra, jog kur be bandai priimti tokį mažą moksliukų žodžiais kalbant inkrementinį sugriežtinimą, tu čia pat atsitrenki į ES teisę. Visur, kur aš net kandidatuodamas į parlamentą 24 dar nežinojau, pasirodo, kad yra kokia nors ES teisė, kur tau kažko sugriežtinti neleidžia. Ir nors atrodo, kad legali migracija yra šalių reikalas ir tik prieglobsčio prašytojai yra ES reikalas, bet iš tikro ir legalius migrantus iš visų pusių saugo ES teisė. Tai tikrai yra sudėtinga išlaviruoti tarp jos ir rasti tuos būdus griežtinti, bet aš manau ir matau, pastaruoju metu yra keli pozityvų ženklai. Prezidentas atkreipė dėmesį, iškėlė iniciatyvą, kad negalėtų tęsti savo leidimų gyventi Lietuvoje
užsieniečiai, tai būtų labai gerai, aš labai palaikysiu tokią iniciatyvą. Nacionaliniai saugumo strategijoje atsirado masinė imigracija kaip grėsmė, anksčiau to nebuvo, aš manau, kad tai yra geras žingsnis ir pakankamai, kaip čia pasakius, pastatantis į rėmus visus tuos, kurie norėtų vaizduoti, kad migracija nieko blogo, gal net labai gerai. Ir šitam kontekste, aišku, kad esu jau ir per pastaruosius metus priregistravęs ir kol kas dar balsavimų nepriejo tos iniciatyvos įvairios, šitais metais turės, tikiuosi, kad prieiti ir bus balsuojama dėl įvairiausių dalykų. Jeigu dėl šeimų susijungimo teisės neleis, tai kitais keliais mes tą prieisim. Antras dalykas, kabo nuo pernai neišspręstas klausimas ir aš tikiuosi, kad man bus lemta suvaidinti vaidmenį, sprendžiant vis dėlto šeimos sampratoje Lietuvoje. Aš visada sakau, kad aš nenoriu kariauti kultūrinių karų ir pats jų kurstyti, bet akivaizdžiai pernai Konstitucinis teismas Lietuvoje užkursti iki maksimumo šitą klausimą, pasakęs, kad Lietuvoje privalo būti partnerystė. Kitaip tai prieštaraus konstitucijai. Aš manau, kad tai yra beproto neteisinga ir nedemokratiška ir kad vienintelis kelias iš šitos aklavietės yra referendumas dėl šeimos sampratos Lietuvoje. Pažiūrėsim, ar yra įmanoma, bet tikrai dėsiu visas pastangas, kad toks referendumas įvyktų. Ar Seimo, ar visuomenės iniciatyva. Ir trečias dalykas, sunku bus apibendrinti, bet šalia šitų klausimų yra daug praktinių klausimų. Tokių kaip kuriuos mes kėlėm programoje ir kurie iki šiol gal nelabai paliesti. Kaip pavyzdžiui, amerikiečiam bus visiškai nesuprantama, bet Lietuvoje iki skausmo suprantama energetinės pastatų klasės. Mes per rinkimus kalbėjom ir aš iki šiol turiu pripažinti, nieko dėl to dar nedariau, kad Lietuvoje jau prieš keletą metų buvo sukurtas reikalavimas, visi pastatai turi būti aukščiausios energetinės klasės, kad naudotų mažai energijos šildymui, kad būtų ekologiški, ekonomiški, taip toliau. Tai niekada nepasiteisina. Ta prasme, statybos išbrangsta tiek, kiek po to per žmogaus gyvenimą šildymo sąskaitos neatperka. Ir dėl to ir renovacija senų pastatų Lietuvoje nėra populiari, dėl to ir tie statybos sustojo, ir būsto kainos išbrango, ir po to tai turi pasiekmių demografijai ir kam tik tai nori. Tai va tokių klausimų, kuriuos sunku apibendrinti į kažkokį vieną temą, aš pavadinsiu juos praktiniais klausimais, bet tokių tikrai antraisiais metais žadu imtis, nes pirmaisiais metais faktiškai jų nepaliečiau. Gal per abstraktus, bet sunku yra apibendrinti metų planus. Pasiūlyk statymą, kad ant kiekvieno stogo būtų balūnas. Ir tada pamatys, kiek yra ta visa programa nelogiška. Bijau. Ironija nėra sėkmingiausias dalykas Lietuvos politikoje, tai atsargiai su šitais pokštais. Ačiū, Povilai. Aš manau, kad mes neužtrukom nei per ilgai, nei per trumpai ir aš manau, kad įvykiai buvo dideli ir mūsų pertrauka tarp laidų kiek didesnė, išimtinai dėl mano kalties. Povilas čia buvo labai kantrus. Ačiū Jums visiems, kurie žiūrit ir klausot. Aš tikiuosi, kad sekantį kartą mes jau galėsim aptarinėti gal pasibaigusius karo veiksmus Irane, bet kuriuo atveju, pradžioje nepaminėjau, šiandien kalbėjomės kovo 7 dieną ir kaip visada tikimės kuo greičiau pasiekti Jūs. Ačiū, Povilai. Malonu, Vytautai, iki. Iki.